labai įdomus pranešimas. Retai, kada galima turėti tokią galimybę ir laimę išklausyti Gediminą Petrauską, būtent archeologas, kuris turbūt vienas iš pirmųjų pradėjo tyrinėti bunkerių sistemas, apskritai tą visą unikalią infrastruktūrą, partizaniškas slėptuvės, bunkeriai ir panašiai. Tai dabar jisai pasidalins savo asmeninę patirtimi, būtent ką jisai rado, ką pastebėjo ir kas naujo ir kas įdomaus. Tai Gediminai, prašau. Tai sveiki visi, dėkuoju už pakvietimą į konferenciją. Smagu sugrįžti į Leipalingį, mes esam čia darbavęsi prieš 6 metus Dulgininkų miške, kuomet tyrinėjom kelias dienas vieną iš ankstyvųjų stovyklavičių 45 metų pavasario. O šiandien, žinoma, ta tema su moteriam partizaniam kare mažai susijusi, nors yra sąsajų su konkrečiamis moterimis, bet taip konkrečiai ne visai. Tai aš pristatysiu naujausius tyrinėjimus, žinoma, kalbėsiu apie savo tyrinėjimus, nes partizaninio karo vietų pastaraisiais metais tyrinėjo ir kiti archeologai, taip pat ir tyrimai rengiami ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro pastangomis, lėšomis ir organizuojami yra ir daugiau tų vietų, ypač daugiausiai dėmesys kreipiamas į palaikų paieškas, tai tame pačiame Leipalingyje ir Lazdijose ir Kuršėnuose. Tai žinoma, aš tų atvejų nepristatysiu, kalbėsiu apie 4 tyrimų atvejus, viena vieta tyrinėta 2 metus. Tad mano toks pranešimas bus 45 minučių ilgio, iliustratyvus, daug nuotraukų, tai tiesiog bandysiu perteikti tai, kas surasta, tai, ko ieškota ir kokios kyla problemos apskritai su tomis paieškomis, daugiausiai su partizanų palaikų paieškomis, kam daugiausiai dėmesys ir skiriamas. Tai žinoma, tai vieta yra dabar Leipalingėje labai svarbi, tai yra ta vieta, tai yra kiemas, kuriame buvo surasti Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Tai yra buvusio Strybyno kiemas, dabar yra privati teritorija, tenais yra už tvoros šitos, ten kur maždaug krūmas augo, tai ne visiškai lengvai prieinama, ten yra užtverta, bet tam tikra prasme vis tiek tai ta vieta, kuri verta įamžinimo, štai šioje aplinkoje buvo surasti palaikai Juozo Vitkaus ir pernai metų spalio 20 dieną surasti, šiemet spalio 21 dieną neperlaidoti, bet, sakykime, taip tiksliai palaidoti, nes jie nebuvo palaidoti prieš tai, jie buvo tiesiog numesti, atsikratyta jais, kaip nepagarbiai. Ir džiaugiamės, kad tai irgi didžiulis įvykis ir valstybės dėmesys, įprasminantis, kad kova nebuvo veltui. Ir Vilniaus Antakalnio kaminėse mes turime dar vieno vado palaikus surastus, kurių trūksta labai daug. Ir stengiantis surasti tuos palaikus ir tyrinėjant kitas vietas, per praėjusius kelis metus, nuo 22, 23, 23 metais, teko darbuotis 4 vietose, tai yra partizanų palaikų paieškos Darvidų miške, Varniuose ir Austakinėje, tai dėja Dzūkijoje nesidarbavom, teko anksčiau darbuotis čia, ir Pagrobio miške, tai yra spėjamo partizanų bunkerio vietos tyrimai. Tai 22 metais Varniuose ir Širvintų rajone, tai Varniai Telšių rajonas, Austakinėje, Varniuose ir Pagrobio miškas Rokiškio rajone, tai yra šiais metais. Tai yra visos ekspedicijos yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro finansuotos ir remtos, ir pačiose tyrimuose dalyvavo studentai, savanoriai, ir 2 iš tų tyrimų šiais metais netgi turėjome savanorių iš Jungtinės karalystės. Tai mes tengiamės plėsti tas žinias ir į gretimus kraštus, nes žmonės tikrai nežino, kad pas mus vyko partizaninis karas. Tai nuo ko visą tai prasidėjo praėjusiais metais? Tai yra 21 metų rugsėjo 8 dieną, aš kadangi labai mėgstu tikslės datas, tai aplankėme kartu su Rimantu Zagrecku, tai naujai įkurto paieškų ir identifikavimo skyriaus vedėjų ir Rytu Narvydu, specialių tyrimų skyriaus vedėjų, aplankėme Aldoną Kupčiūnaitę Naraškevičienę, tai Kupčiūnaitę aš prirašiau, nes yra mergautinės pavardė, tai labai svarbu rengiant istorinius archeologinius tyrimus, tada mergautinė pavardė. Tai močiutė yra apie 80 metų dabar, 90 metų, 91 metai. Ir atkreipė dėmesys jos pasakojimas, kad jai būnant maždaug 15 metų, tai mes taip atsiskaičiavome 47 metai,
partizanas slapyvardžiu Liepsna užsiminė apie miške prie akmens užkastus saviškių, partizanų palaikus. 5 asmenų. Na ir tenais buvo paminėta tame pasakojime, kad ant akmens buvo išraižyti žuvisių inicialai. Na, tai yra labai svarbu. Ir Aldonos sūnus, vienas iš sūnų Algirdas Naraškevičius, gyventas Jonavoje, apsilankantis šioje sodyboje, mus nuvedė prie vieno iš akmenų šiame miške. Tai yra Lešiūnų kaimas, Liukoničių Davonių ir šalia yra Lešiūnų, tai yra Širvintų rajonas. Ir nuotraukoje dešinėje matomas akmuo, na ir jis tikrai patraukė dėmesį, nes jau tuo metu, dar net nepradėjus tyrimų, tai buvo pakankamai atvira aikštelė, pakankamai lygi. Akmuo iškilęs buvo maždaug apie 60-70, gal 80 cm aukščio. Ir, na, žvelgiant iš archeologo akies, aš jau mačiau, kad aplinkui miškas, jis toks yra kaip sodintas, toks kupstuotas, o šioje vietoje pakankamai lygiai aikštelė, atvira. Ir iš karto atrodo, na, kažkokią turime konkrečią nuorodą. Puiku. Ir buvo nuspręsta organizuoti archeologinius tyrimus ir daug tikėjomės, turėjome pradėti 21 lapkritį, bet ir šaltas lapkritis, anksti prasidėjusi žiema. Na ir pačiam buvo su sveikata sustreikavo, tai nukeliama į pavasarį. Na, tai ši vieta yra pažymėta raudonų tašku. Čia lazeriukų rodau, kas nemato. Tai yra lygaraiščio pelkės šiaurinė papėdė. Čia yra, šitoje sodyboje gyvena Aldona, jinai gimusi kitam gretimam kaime, bet gyvenusi ir Partizanio karo metais. Na ir tai yra nedidelis atstumas, apie pusės kilometro atstumas. Ir tas buvo tikrai be galo svarbu. Ir ką mes žinome, šiandien mes kalbame apie partizanų palaikus, kurie šiuo atveju yra visiškai anoniminiai. Tai mes neturim pavardės, mes neturim konkrečių asmenų, kurių ieškojom, bet mes turėjom vietą ir pasakojimą. Žinau, tas pasakojimas nėra stiprus, tokia turi nuorodą, bet tas ir akmens, kaip konkreti nuoroda, kaip akmuo, kaip inicialai. Žinoma, ant akmens apsilankius vietoje nesimatė inicialų, jį kaip suteikia tokio preteksto ir suteikia vilties, kad gali būti sėkmingas tas atvejis. Na ir žinome iš istorinių duomenų, kad Darvidų miške, tai yra Struvkos kaime šalia Darvidų miško, 45 metų gruodžio 18 per kautynės žuvo Didžiosios Kalvos apygardos A rinktinės 7 rajono apylinkės vado pavaduotojas ir būrio vadas Leonas Kaudelis bolševikas ir 5 jo būrio partizanai. Na ir apie 30 partizanų po kautynių buvo išblaškyta. Ir antra žinutė yra 46 metų, tai yra birželio 6 dienos, tai yra kautynės pačiame Darvidų miške. Tai čia Didžiosios Kalvos apygardos B rinktinės Juozo Kaudelio, tai yra brolio, Leono brolio, Slapyvardžiu Dobilas, jo būrio partizanai žuvo, tai Stasys Jakučiūnas, Jonas Lisauskas, Vaclavas Markūnas ir dar vienas nežinomas, neidentifikuotas partizanas iš Kaišiadorų valsčiaus. Na, šiuo atveju 2 partizanai buvo sužeisti ir pasitraukė, ir sulaikyti 3 pasitraukė. Na ir netoli visai tyrimų vietos, už kelių šimtų metrų irgi pamiškėje yra pastatytas medinis kryžius, siekiantis įamžinti partizanus, jokios lentelės neišlikę. Tai kalba apie tą pačią erdvę ir galima tikėtis, kad tą vietą, apie kurią mes kalbame, močiutei, kai jai buvo apie 15 metų, vadinasi 47 metai, tai taip gali būti susijęs su šitais įvykiais. Žinoma, ta atmintis yra pakankamai tokia nestabili, tai +- 2 metai, tai čia tikrai nieko nėra baisaus. Kita žinia yra ir literatūroje paskelbta, štai veikia. Yra gretimas kaimas, šiek tiek toliau, gal 5 km nuo tos vietos yra Juknonių kaimo kapinės, tai čia yra ir Čiobiškio Musninkų valsčiaus monografijoje versmės leidyklos išleistoje irgi yra parašyta ir čia dėkoju Egidijui Dikui, vietiniam šauliui, kuris ir dalyvavo ekspedicijoje, jis irgi atkreipė dėmesį šias kapinės, mes jas aplankėme. Tai čia yra kryžius pastatytas partizanams ir, gal ne visiškai partizanams, gal tiesiog neišreikšta, bet galima tai su tuo susijęti ir 5 betoniniai apvadai kapelių, nežinomų kapelių.
Kas įdomiausia, iš antkapių žiūrint, matosi, kad pačios kapinės, seniausias kapas yra 1992 metų. Ir tai leidžia pagrįstai manyti apie tos literatūroje užuominas, kad tikrai šiose kapinėse galėjo būti laidojami, slapta laidojami ankstesniais metais, galbūt net ir partizanio karo metais žuvę partizanai. Čia tokia istorinis įvadas ir jau 2022 metų balandį, gegužę, čia su pertraukomis buvo ta ekspedicija, surengėm kasinėjimus, tikrai vieta yra pakankamai konkreti, tikėjomės daug. Iš viso 6 dienas kasinėjome, tyrėme plotą aplink akmenį ir paskui nepavykus aptikti palaikų dar gręžėme gręžinius, tai yra irgi visiškai naujas Lietuvoje dar mažai pritaikytas metodas ieškoti palaikų užkasimo duobės gręžiant gręžinius, žiūrint grunto struktūrą ir siekiant aptikti, ar yra perkastas gruntas. Ir jeigu randam natūralų gruntą, viskas aišku, tai nėra jokios duobės. Tai yra vis tiek greitesnis būdas aptikti galimas tas kapavietės. Lenkų labai mėgstamas, Lietuvoje dar mokslinės archeologijos komisijos, iki šių tyrimų dar tai buvo kreivokai žiūrimas ir nelabai praktikuojamas. Tai taip atrodo šis plotas, raudonas stačiakampis yra ištirta perkasta, yra 7 metrų ilgio, 4 metrų pločio, tas akmuo matote ir gręžiniai. Deja, ką mums pavyko aptikti, tai yra, taip, tai buvo įdubęs plotas, šalia akmens tikrai buvusi duobė, bet atidengus tą visą plotą matome, kad jis tikrai nėra kapo duobė ar kapavietės duobė, ją išpreparavus kiekvienais 45 cm gylio, daugybė akmenų suversta, akmens keveldrų ir be galo degesingas juodas sluoksnis. Tai visgi tai nėra palaikų užkasimo duobė, tai buvusi greičiausiai vietos gyventojų degintas laužas siekiant suskaldyti akmenį, panaudoti ūkio reikmėms ir yra nuskeltų tų keveldrų, bet taip ir likęs. Gręžiniuose taip pat, čia pavyzdžiai, mes kiek išgręžime čia 160 gręžinių, juodas sluoksnis labai matosi viršutinis, arba toks miškožemis tamsus, arba degesingas, iš tų degėsių aplinkui buvusių, arba vienas yra durpingas ir tas šviesesnis sluoksnis, pakankamai negiliai jau, vienur 40 cm gilyje, kitur 50 cm gilyje yra natūralus gruntas. Tai deja palaikų aptikti nepavyko. Ir šitas labai yra geras pavyzdys, rezultato nebuvimas irgi yra rezultatas. Ir aš noriu atkreipti dėmesį, kuo mes dirbom prieš 10 metų, kiek mes turėjom autentiškų pasakojimų iš pateikėjų, iš rėmėjų, ryšininkų, partizanų. Ir tai, kas dabar lieka, mes turime tokias nuotrupas, ir atrodo yra kažkokia tiesos dalelė, bet ne. Dažnai tie duomenys nieko konkretaus pasakyti ir neleidžia. Bet žinoma, juos tikrinti reikia. Tai šiuo atveju močiutės pasakojime galbūt kažkokia detalė yra teisinga, bet ta nuoroda nėra tiksli vieta ir kur tie galėtų būti užkasti tie 5 partizanai. Vis tiek kažkokia tiesos dalelė turėtų būti jos žodžiuose, kažkur jie turėjo būti užkasti, bet reikia tolesnių tyrimų, reikia daugiau duomenų, bet mažėjant senyvo amžiaus pateikėjų, tai darosi vis labiau ir labiau problematiška. Kaip aš sakau, šios vietos galiausiai, partizanų karo vietos galiausiai taps visiškai archeologinėmis vietomis, kur liks tik tai rašytiniai šaltiniai, dokumentai, prisiminimai, nuotraukos ir archeologiniai duomenys. Bet deja, kuo išsiskiria 20 amžiaus archeologija iš ankstesnių laikotarpių, tai yra gyvi liudininkai, gyvų liudininkų, tai ir Darius apie tai šiandien kalbėjo, aš irgi asmeniškai jaučiu, kaip per 10 metų labai suprastėjo padėtis, ieškant gyvų prisiminimų. Antras atvejis yra labai reikšmingas irgi. Šiais metais rugpčio 23 dieną buvo minimos 70-osios metinės Žemaičio apygardos vado Vlado Montvydo Žemaičio žūties metinės, tai ilgamečio Žemaičio apygardos vado, labai žymaus ir Šilalės ir Telšių krašto partizano, ir vieno iš Lietuvos laisvės armijos kūrėjų Žemaitijoje ir spaudos leidėjo, ir apskritai vieno iš tų mūsų didvyrių partizaninio karo. Apie jį kalbama buvo iš tiesų, jis irgi yra amžintas ir Varniuose yra, jis šalia Varnių buvo ir žuvęs, ir Įstrų kaime, už kelių kilometrų tarp Lūksto ir Paršežerio, tokiai perėjai.
tai yra ir gatvė, ir bando vis vietiniai žmonės tapatinti su tuo, bet nebuvo žinomi, kurie yra palaikai. Įspūdinga tai, kad yra dar keli jo gyvi vaikai, sūnus Vytautas jau yra miręs, dar atrodo, regis 3 yra dar gyvi, Irena, viena gal aktyviausia iš jų. Ir kartu su Vladu Montvydu žuvo Bronius Alūza Bedalis, tai yra jo adjutantas, yra 20-metis, kiek čia 20-metis buvęs. Ir kelios versijos iki šiol, ir pačios Irenos dukters yra publikuoti prisiminimai ir sukaupta duomenys Laisvės kovų archyvo 31 tome 2001 metais. Ir viena iš versijų tai, kad kur galėtų būti yra šalia Strybyno Varniuose yra tvenkinyje. Kita versija šalia Vario kapelio, bet ji tokia labai nežymi buvo. Ir mes aplankėme, kaip tik taip sutapo rugpčio 23 dieną 22 metais, tai pernai šią vietą ir čia nuotrauka iš vėlesnio laiko ir kalbėjome su Irena Montvydaitė Gedraitienė. Ir čia labai vietos ir seniūnas Rolandas Bružas įsijungė ir Šilalės politinių kalinių tremtinių sąjungos atstovas Antanas Rašinskas. Ir regioninio parko direkcija, dabar iškviestas pervadinta, jau yra struktūra pakeista, Varnių regioninio parko grupė. Žodžiu, tos pastangos, kad reikia surasti tos palaikus ir ties ko užsikabiname. Tai čia Andrius Bojorūnas, Varnių regioninio parko grupės, dabar kaip patarėjas skaitosi, kaip po tos reorganizacijos, atkreipė dėmesį į 1944 metų vokiečių karinių oro pajėgų padaryta aero nuotrauka, yra serija išfotografuota, dalis jau yra pasiekiama ir viešai, dalis dar ne, per 2 šaltinius jos galima pasiekti. Ir čia geltonu skritulėlių pažymėtas ir nežinau, kiek matosi iš toli, čia yra Varnių senosios kapinės, vadinami Varių kapais, čia yra Varnių evangelikų, liuteronų ir stačiatikų kapinės ir čia yra išmušta 1944 metais artilerijos sviedinio duobė. Daugiau tų artilerijos sviedinių duobių yra štai čia iš šiaurės vakarus nuo kapinių, čia matosi kažkas, čia matosi kažkas. Bet šioje vietoje, tiesa dabar gal pirmą dar parodysiu dabartinį žemėlapį, kelių metų senumo iš kosmoso fotografuotą. Tai atrodo taip, tai čia visiškai kraštovaizdis pasikeitęs, čia yra Motiejaus Valančiaus gimnazija, miestas šitiek prasiplėtęs, bet gatvės struktūra išlikusi ta pati, ir kapinės. Ir aš tą nuotrauką prisirišau prie dabartinės, maždaug 30 cm tikslumu. Ir mūsų idėja buvo, jeigu yra duomenys, šioje vietoje labai svarbus yra Irenos Pakutinskaitės irgi paliudytas mums papasakotas pasakojimas iš Vytauto Dinapo, tai yra partizanų ryšininko, kuris Dinapas girdėjęs iš Natalijos Kučinskienės, tai matot, jau yra 3 lygmuo, 1 yra Kučinskienė, amžininkė to laiko, tada yra Dinapas, tada yra Irena Montvydaitė Gedraitienė ir mums 3 šaltinis pasako. Tai čia mes vėl kalbame apie tų šaltinių, kaip gyvos istorijos mažėja ir kokiais mes duomenimis tenka mūsų remtis. Tai šioje vietoje yra labai reikšmingas pasakojimas, kad pas Natalija Kučinskienė, Varnių miesto gyventoja, su vietmečio partizanų karo metais stribai gėrė degtinę. Ir jie jau įkaušę pradėjo dalintis, girtis prisiminimai, tiesiog ne tai, kad prisiminimais, bet savo įspūdžiais. Ir vienas gyrėsi, kad užkasė Montvydą ir Alūzą už Vario kapelių ir dar netgi iš duobės iškišusią ranką jis ją nukirto su kastuvu. Ir žinoma, apie šitą pasakojimą bijodama niekam nepasakoja, bet jau nepriklausomybės metais užsiminė Dinapui, Dinapas galiausiai ryšininkas užsiminė Gedraitieniai. Ir kaip mes paskui pamatysim, ta versija sklando ir tarp kitų gyventojų. Taigi mes turėdami tretinį šaltinį nuorodą, kad už kapinių gali būti užkastas Montvydas ir Alūza, ir nusprendėm patikrinti. Turėdami menį, kad šiaip stribai buvo tinginiai ir jeigu yra duobė, tikrai jie pasinaudos tą duobę, kad mažiau darbo dėti. Klausimas, žinoma, ar 44 metų nuotraukai matoma tuo metu buvusi artilerijos sviedinio duobė, aišku, tenai galėjo būti 1,5 metro, mažiau 0,5 metro gilio dauba, ar jinai bus išlikusi 53 metais ir atviras, bet, pabandom užsikabinti. Ir surengėme ekspediciją, čia taip atrodo tas kapinių vakarinis šlaitas ir be to, ką reiškia už kapinių.
Ši vieta yra kitoje gatvės pusėje ir kapinių kalvelė yra iki 2 metrų aukščio. Taigi čia atėjus į šitą pašlaitę ir jis visiškai nematomas nuo kelio. O jeigu dar palaikai užkasami tamsių paros metu, na, tai yra pakankamai gera priedanga, tuo labiau, kad tuo metu nebuvo aplinkų namų, skirtingai nei dabar. Tai mes nusprendėme tą duobę prisirišus nuotrauką prie dabartinės padėties aptikti. Tiesa, dar yra duomenų apie Vario kapeliuose yra kryžius, yra paminkliukas su metaliniu apvadu suformuotas, tačiau vietos irgi žmonių pasakymų tai yra jie simboliniai, jie skirti vieną netgi užrašytą LLA, tai greičiausiai Lietuvos laisvės armijos kariui. Ir iš vienos močiutės vietos, dabar nepamenu pavardės, pasakymų, kad yra tik tai vienas partizanas kapinėse užkastas, tačiau ne šitoje pusėje, o arčiau dabartinės gatvės. Tai, žodžiu, šitie kapeliai yra simboliniai. Tai mes nusprendėm pabandyti aptikti artilerijos sviedinio duobę ir taip pat išgręžti gręžinių. Tai čia stačiakampis maždaug žymintis tą plotelį, kuriame mes dirbame, tai yra kapinių šlaitas ir dar, jeigu tos išmestos žemės dabės galbūt dar šiek tiek ir į ganyklą, kuri tuo metu anksčiau buvusi ir daržais, o senais laikais netgi, ne tai, kad senais, dar net prieš kelis metus pavasarinių potvynių metu pelkė, kuri yra Debesno pelkė, priartėdavosi visai arti. Tai taip atrodo plotelis, raudoni taškai išgręžėm 100 gręžinių. Čia taip atrodo darbo akimirkos, tai kaip tik lygiai prieš metus šituo metu mes dirbom Varniuose ir gręžėme. Tai gręžinių rezultatai, dėja, žinoma, mes ir nesitikėjom rasti palaikų, mums buvo svarbiausia pamatyti, ar mes galime aptikti duobės užpildą. Tai yra, koks yra įsivaizdavimas. Natūralus gruntas mes atpažįstame kaip archeologai natūralų gruntą. Tai yra žvyras, molis, smėlis gali būti, o perkastos žemės jos išsiskiria. Tai mes gręždami gręžinius kas metrą tokiu tinkleliu matome grunto pasikeitimus ir ten, kur kelia įtarimą, ir jeigu yra keli gręžiniai keliantis šalia įtarimą, vadinasi, ten yra juntas gruntas, gali būti duobė. Ir kas nustebino, matote, čia yra pridėtas mastelis, liniuotė teleskopinė, tai 400 keli centimetrai, čia nusislinkia į viršų, čia 60 cm gruntas visiškai išbyrėjęs. Keliant gręžinį, gręžint sukamasis grąžtas į viršų, tas gruntas yra toks lengvas, kad net išbyrėjo. Tai labai daug kėlė klausimų ir tada keliaujant jau į vakarus, į ganyklą, visiškai viskas keičiasi, gruntas yra labai stabilus, kietas, jau sukti nelabai išeina, net jau su kūju daugiau dirbame kaldami. Ir čia matosi ir nebe tokie gilus, yra gręžiniai ir jau geltonas tas sluoksnelis nuo 50, nuo 40 cm jis jau yra natūralus. Tai vadinasi, ten yra viskas kitaip. Ir mes iškeliam klausimą, ką reiškia tas yra lengvas gruntas. Tai turbūt lengvas gruntas, gal čia buvo pilamos šiukšlės už kapinių, gal čia kažkas tokio, nes toks žvyras, lyg šiukšlės toks. Bet išsiskyrė jau viskas susumavus gręžinius. Čia matote priartinus juodas toksai, kaip spuogas viduje, tai yra ta artilerijos sviedinio duobė. Ir būtent artilerijos sviedinio duobės vietoje gręžiniai pasirodė, kurie kėlė klausimų. Tai yra ten labai judintas gruntas, vadinasi perkastas žemės, nes duobė buvo užkasta kažkuriuo metu. Ir iš kitos pusės ten nebuvo metro gylė dar pasiektas natūralus gruntas. Vytautas Montvydas, Vlado Montvydo sūnus, kasinėjo Strybyno kieme, buvo gavęs leidimą sutikimą iš rezistentų ir kitų asmenų nužudytų okupacinio režimo metu dėl palaikų paieškų. Tam jis turėjo aptiktus palaikus perduoti antropologams, teismo medicinos ekspertams ir Laimutė Valatkienė, Telšių Žemaičių muziejaus aukos archeologija prisijungė prie tyrimo ir dalyvavo. Tai čia yra viena to oficiali versija, tai yra spalio 20 dieną, 94 metais, vėl panašus laikas, spalio antrą pusę. Iškasė su ekskavatoriumi per dieną 3 duobes Strybyno kieme, dar Laimutė Valatkienė, dar vieną tokį šurfelį nediduką. Ir, žinoma, palaikų neaptiko, tokie chaotiški tie kasiniai buvo iš tam Strybyno kieme. Ir tik tai keli pasitaikė kaulai, kurie greičiausiai netgi buvo ne žmogaus, o gyvulių. Bet Laimutė Valatkienė daugiau jis nebesikreipė ir Vytautas Montvydas sūnus nusprendė savavališkai kasinėti ir štai yra nuotraukos įrodymai po arba kitą dieną, arba iki spalio 23, neaišku čia kurią dieną,
Jis atvažiavo ir pradėjo kasinėjimus toje vietoje, kur mes gręžim gręžinius, tai yra Vario kapelių vakarinėme šlaite. Tai už tai jis buvo nubaustas kultūros paveldo inspekcijos 200 litų bauda, bylinėjimais į teisme, spaudoje pykčiai. Na, svarbiausiai apie visą šią istoriją mums net jos sesuo Irena Montvydaitė Giedraitė nepapasakojo, nelabai ir žinojo, nes, sako, Vytautas buvo labai umaus būdo, su nieko nesitaręs, dažnai imdavosi tokių spontaniškų veiksmų, tai net jinai nežinojo, kas čia tiksliai vyko. Ir čia Laimutės Valatkienės ataskaitoje yra dėtos kelios nuotraukos darytos spalio 28 dieną, tai yra 5-7 dienom praėjus nuo šitų kasinėjimų nesuderintų su valstybės institucijomis. Ir čia mes matome kelias duobes ir pagal aprašymą, šita vieta yra ta vieta, kur mes gręžime gręžinius. Tai čia yra maždaug iškastos žemės, kaip rašo Laimutė Valatkienė, 3-8 metrų skersmens plote. Tai mums tada tampa aišku, kodėl yra toks judintas gruntas, kodėl jis yra toks lengvas, nes yra Vytauto Montvydo iškasinėtas. Na ir mažesnis judintas plotas yra kažkur čia. Va čia yra toks, matas, iškastas, čia lyg kelmas kažkoks ar kažkas neaišku, bet va čia aplinkui yra judintas gruntas. Tai išaiškėjo naujos detalės ir tuomet mums papasakojo, kad čia buvo surasti mažiausiai 4 žmonių palaikai ir jie buvo nunešti jau vietiniam klebonui palaiminti, jis iš pradžių atsisakė, nes sako, jūs iš kapinių man atnešėt neaišku kieno kaulų ir duodate kaip laido kaip partizanų. Na ir paties Vytauto Montvydo irgi toks buvo labai ėjimas irgi iš to spontaniškumo. Spaudoje buvo paskelbta, kad laidos Vladą Montvydą net nepradės palaikų paieškų ir į palaido kaip Vlado Montvydo palaikus, neaišku kieno palaikus, kapinėse iškastos. Ir ta palaidota vieta šiandien yra buvusio Stribino kieme, tai nuotraukoje apačioje, o viršuje jinai matoma dešinėje pusėje. Štai čia yra metalinis kryžius, 2000 ar 2002 pastatytas ir ten yra užkastas karstas su tais palaikais, kurie buvo iškasti čia. Tai mūsų tikslas tuomet, kai mes jau sužinojom šitas naujas detalės, buvo šiais metais aptikti tą vietą, surinkti likučius kaulų ir išsiaiškinti, kieno yra tie kaulai. Ar tai yra partizanų, ar tai yra paprasčiausiai kapinių žmonių, kurie buvo palaidoti kapinėse. Nes suprantam, kad kapinėse kasinėjant gali būti tiesiog paprasčiausiai kaulai žmonių. Tai ekspedicija irgi buvo surengta Liepos pabaigoje rugpjūčio mėnesį, 2 savaitės, intensyvi, labai turininga, kiek mes ištyrėm, beveik 70 m2 plotą. Ir didelio dėmesio sulaukėm ir Agnė Marcinkevičiūtė, dokumentinio kino, kurie filmavo dokumentinį filmą, tai tikisi per keliarius artimiausius metus sukurti filmą apie Montvydą. Jeigu Montvydą, žinoma, neradome, tai bent jau apie palaikų paieškas, apie partizanų vaikus, nes šioje vietoje labai svarbus buvo vaidmuo teko ir Irenai Montvydaitei Giedraitienei, jinai nuolatos filme komentavo. Štai pavyzdžiui, pačioje nuotraukoje, kaip tik Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro darbuotojas Valdas Šukevičius ima DNR mėginį iš Irenos Montvydaitės. Tai jokiausiai mano automobilis bus įamžintas kino filme dokumentiniam. Tai, žodžiu, buvo padarytas toks nemažas darbas, ištirtas plotas atrodo taip. Ganykloje ištyrėm 3 perkasas, nes šią vietos gyventoja Pabijonavičinė gyventi visai šalia, atsikėlusi apie 2000-uosius, bet ji, čia kur dabar yra ganykla, kur ganamos karvės, sakė, ne kartą yra mačiusių kaulų ir tarp jų dantų karūnėlė. Tai dantų karūnėlė jau kalba apie 20 amžių. Tai mes sakom, vis tiek reikia pabandyti patikrinti papildomai ir šią vietą. Ką žinau, jeigu čia partizanų buvo daugiau užkasta. Ir tuomet kelios perkasos jau, tai raudonas plotelis toje vietoje, kur gręžim gręžinius. Ir toje vietoje maždaug bandėme pataikyti, kur ta kita duobė buvo iškasta Vytauto Montvydo. Bet šitos nepataikėme, sunkiai labai vizualiai išsiskiria, dabar bandėme tokį dubimą, bet nepataikėme tą vietą. Ir viršuje tyrimai buvo tokie. Tai toje pačioje pirmą perkose, kur buvo gręžiniai, kur mes ir taikėme, mes iš tiesų radome suardytą plotą, perkastą Vytauto Montvydo, ekskavatoriaus labai netaisyklingą duobę ir toje duobėje pavieniai žmonių kaulai. Tai mes radome tai, ką Vytautas Montvydas, ieškodamas savo tėvo palaikų ir broniaus Solūzos, ką jis surado ir ko
ką praleido. Nes suprantama, kad kasinėjant ekskavatorium ar kastuvais, nespecialistams žmonių kaulų tikrai lieka vietoje daug. Na ir apačioje duobės jau pratęsimas į kitą pusę, medinės lentos liekanos, tai visgi jinai bus ne 20 amžiaus, bus matyti iš 94 metų ir kažkoks irgi sutvirtinimas, tai irgi perkastas. Tai va čia yra ta duobė, čia pjūvisios, va čia jinai taip tęsiasi, tokia netaisyklinga ekskavatoriaus duobė 94 metų. Bet šalia kasinėjant mes radom vienus žmonių palaikus. Na, iš pat pradžių atrodė, kad jie yra pakankamai natūralioje padėtyje, kaip ir neturėtų būti partizanai, kurie vis stribai jas būtų sumetę nepagarbiai, negražiai, o čia gražiai visai. Bet atkreipė dėmesį tai, kad šio mirusiojo dešinioji alkūnė buvo suskaldyta ir šalia radome kulką. Bet kulka 19 amžiaus panašesnė. Tai antropologiniai tyrimai, va štai yra apversta nuotrauka, kad matytumėte iš kurios vietos, kaip atrodė, va suskaldyta alkūnė ir antropologiniai tyrimai atskleidė, kad tai yra, nes turime ir vietą antropologę Jovitą Kadikinaitę, tai 25-35 metų amžiaus vyras, pagal viską, pagal tą kulką ir padėtį turėtų būti iš 19 amžiaus. Tai ar kažkokio konflikto metu žuvęs, suskaldyta, peršauta ranka, ar netgi gal knygnešys, žinoma, tai sunku pasakyti, bet pagal viską tai bus ne 20 amžius, o 19. Tiesa, nepaminėjau, šitos kapinės yra Rokitų špitolės kapinės, kurios naudotos nuo 18 amžiaus pabaigos iki 20 amžiaus pradžios. Tai va, kaip tai atrodo tie kaulai, čia matote žostikaulis viršuje kairėje, viršuje dešinėje yra mentė suskaldyta irgi, apačioje alkūnės kaulas, tai yra čia vikulis yra alkunkulis. Tai irgi visi kaulai yra suskaldyti, matyti tų pačių šūvių, tik tai jau kulkų daugiau neberadome. Antras kapas, kadangi pateko į mūsų perkasą, tai jau jį palikome senelę, nes buvo akivaizdu, kad tai yra 19 amžius, nes tas pats lygis irgi tvarkingai palaita, tai čia jau kapas buvęs moters 25-40 metų amžiaus. Ir iš tų likusių kaulų, kuriuos mes surinkome, bandydami aptikti, nustatyti, ar tai partizanus surado Montvydas ar ne partizanus, buvo dar mažiausiai 4 suaugusių mirusių ir mažiausiai 6 nesuaugusių mirusių. Ir va čia išdėsta lentelė, matote, 400 nėštumas, čia yra kaulai tų naujagimių arba negimusių vaikų. 400 nėštumo savaitė, 6 + -3 mėnesiai amžius, 38 nėštumo savaitė ir nuo 0 kūdikis nuo 0 iki 2 mėnesių, net grinai naujagimis kauliukai. Tai apie tai, ką mes dažnai kalbam ir istorikai, ir etnografai, kad nekrikštyti mirusieji anksčiau dažnai laidoti už kapinių ribos, tai čia taip ir bus. Tai tie kaulai ir suaugusių, ir nesuaugusių, ir čia mažiausiai štai netgi 7 gaunasi pagal tai naujagimių arba negimusių vaikučių, tai tikrai ne partizanų. Tai Vytautas Montvydas, kaip, paskui jis pats nebekalbėjo apie užkastus kaip tėvo, bet matome, kad jis palaido kaip partizanus, tiesiog 19 amžiaus mirusiųjų kaulus. Na štai, va, matote irgi vaikučių kaulų fragmentai, kaukolės dalis, šonkauliukai apačioje dešinėje, ilgojo kaulo, blauzdikolio dalis, tai visas yra tiesiog su akitumo uždegimo žymėmis, tai buvo jų mirties priežastis. Tai vat, čia tokį detektyvą šiais metais sprendėme. Ir mano versija dabar visgi, jeigu mes norime surasti Vladą Montvydą, akivaizdu, reikėtų eiti į Strybyno kiemą, nes ten yra ir stumdant 71 ar 70 metais traktoriumi buldozeriu plotą, turgavietė nerasta žmonių kaulų ir virš to paties karsto, kur yra neva Vlado Montvydo palaikai užkasti po paminklu, irgi taip pat buvo užkastos 2 kaukolės, ar tai ilgieji kaulai, kurios rasta netoli Strybyno. Tai gali būti, kad reikia ieškoti visgi Strybyno kieme, kuris dabar yra pastatai nugriauti, žalia, gražia pevelė, memorialas suformuotas. Tai ten reikėtų ieškoti. Nes dar labai įdomu prie šios visos istorijos, praėjus keliom dienom nuo Vlado Montvydo ir Broniaus Saulūzos žūties žuvo ir garsi žemaičių partizanė poetė Irena Petkutė Neringa. Tai šiuo atveju yra saugumo struktūrų darbuotojų aktas, kuriame kalbama apie užkasimą jos palaikų ir irgi iš duomenų žinome, kad jinai neva rašoma, kalbama, kad ji buvo užkasta Strybyno kieme po slyvą.
Tai jeigu po kelių dienų Petkutė buvo užkastas Tribino kieme, tai kodėl prieš kelias dienas Montvydas negalėjo būti užkastas Tribino kieme. Tai va čia yra tokie labai kontekstiniai duomenys, bet vis tiek tas pats laikas ir tas elgesys galėjo būti panašus su skirtingais palaikais. Na ir dar du skirtingi atvejai yra šių metų. Tai yra šių metų ekspedicijos Austakinė, tai yra Joniškėlyje. Čia 46 metų vasario 23 dieną Oniūnų, kitaip Uniūnų kaime, dabartinis Pakruojo rajonas, per kautynės Medeliauskų sodyboje žuvo 22, atrodo, ar 23 partizanai. Ir iš jų 16 buvo atvežta išniekinta Joniškėlio miesto centre, miestelis turintis miesto statusą nuo istorinių laikų. Ir va, čia kaip tik nuotrauka yra, kur išniekinti palaikai iš 46 metų, tai čia greičiausiai ir bus po šitos operacijos. Štai, va čia yra numesti palaikai, žmonės priverstinai suburti, fotografuojami. Ir iš tų 16-12 kalbama, kad buvo nuvežti už plytinės, Joniškėlio plytinės ir numesti pamiškėje. Iš tų 12, 7 buvo, jas bandoma buvo padegti, tai yra vasario pabaiga, kalbam, kad buvo stengiamasi padegti, jie nedegė palaikai. Ir tai yra visai dar partizanų karo pakankamai pradžia, dar palaikais nebūdavo taip rūpinamasi ir stribai tuos palaikus paliko. 5 išsivogė artimieji, 7 liko. Ir galiausiai kovo 9 dieną, 46 metų, tai yra po 10 dienų, vietos gyventojai išsiprašė leidimo juos užkasti. Ir čia suformuotas memorialas, apie 90 metus buvo pastatytas kryžius, galiausiai tas kryžius buvo pakeistas paminklu. Na ir 2019 metų rekonstrukcija yra dabar taip, yra gražus memorialas suformuotas, turintis teisinę apsaugą, viskas puiku. Berželio alėja labai graži yra pasodinta ir va štai 7, čia kur Motiejus Beleckas, Bronislavas Pakalnis, Jonas Bajoriūnas, Adolfas Biliūnas, Jonas Mominiškis, Jurgis Petrauskas ir Juozapas Žandaris. Šie 7 partizanai neva čia turėtų būti užkasti. Na ir ši vieta yra saugoma kaip šių palaikų užkasimo vieta. Na, iš esmės kyla klausimas, kam ieškoti palaikų, jeigu yra memorialas. Tai žinoma, tikrai nereikia, bet šiuo atveju lemiantis veiksnys buvo Juozapo Žandario dukters Liucijos Žandarytės kreipimasis į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centrą su prašymu surasti jos tėvo palaikus. Na, žinoma, žmonių valia yra žmonių valia ir buvo nuspręsta. Na, atrodė, vieta yra konkreti, yra saugoma teritorija, raudonas stačiakampis apibrėžtas, čia matote, vat, ir Joniškėlio buvusios plytinės pastatai, dabar gyvenamieji dalis iš šių pastatų. Čia Mūstupio melioruotas kanalas ir šalia Girelės miško pamiškėje jie buvo numesti. Čia suformuotas tas memorialas, teisinę apsaugą turintis. Na, atrodo, ateinam, surandam ir patenkiname dukters prašymą surasti tėvo palaikus. Bet, kaip matome, panašiai kaip šiais metais ir Lino Kvizikevičiaus kasinėjimai Kuršėnuose, ne viskas taip yra paprasta. Galiausiai išaiškėja, kalbantis ir su vietiniais entuziastais, kurie 96-98 ieškojo palaikų, nerado, kodėl memorialas atsidūrė čia. Vietiniai vietos entuziastai ir Steponas Rimkus, buvęs seniūnas Joniškėlio apylinkių, memorialui parinko vietą čia, nes tai yra 2 dirbamų laukų sandūra tam, kad netrukdyti ūkininkams ir taip iš tokios praktinės užduoties pavirsta į mums nuorodą. Tai vadinasi, tas memorialas jau yra neautentiška vietoj vien dėl to, kad jis tikrai neautentiška vietoj. Ir tai, kas gręžinius, štai matote nuotraukas, pirmas etapas buvo vasara, antras etapas, štai mes grįžom, kada čia praeitą pirmadienį, dar liko neišgręžtų gręžinių, grįšim matyti lapkričio pradžioje. Ir irgi bandėme pritaikyti šį metodą, surasti pamiškėje šitoje vietoje duobės žemės, kur galėtų būti užkasti palaikai. Na, ši vieta taip atrodo gražiai, nušienauta, mes ėjom ir ne tik saugomą teritoriją, bet ir už jos ribų. Viršuje nuotrauką jau mes ir mišką jau per tą savaitę jau įžengėme, kad ir šiek tiek ir miško padengtume. Ir nuotrauka pačioje tai yra buvusi Senkelio vieta, tai yra tas, kur galėjo būti atgabenti palaikai, nes tai yra buvęs keliukas, žymomas ir karo metų žemėlapyje 50 metų.
Tai štai taip atrodo raudona teritorija apibraukta, tai yra saugoma teritorija, mes įžengėme ir į nesaugomą, praplėstą teritoriją. Ir balti taškeliai yra gręžinių vietas, na va šią vietą dar mes grįšime, pabaigsime išgręžti lapkričio pradžioje. Ir viskas aiškėja, kad sudėtinga čia. Ir šiaip kyla labai daug klausimų. Jeigu vasario pabaigoje 28 dieną stribams nepavyksta padegti palaikų, nes jie yra sustingę, sušalę, tai kaip kovo 9 dieną galėjo vietos gyventojai iškasti palaikams duobę, tai yra visiškai įšalas. O šioje vietoje gruntas yra siaubingas, tai yra šalia buvę molio karjerai ir mes visiškai negalėjom netgi grąžto gręžti, mes pasikeisdami dviese didinome po 2 žmonės, tiesiog su kūjų kalamuoju būdu tą grąžtą metrinį kalėm į žemę. Tai kaip kovo 9 įšalo sąlygomis galėjo užkasti tuos palaikus. Tai vat tokių klausimų daugybė kyla ir va čia matote, tas apačioje yra ir molio, ir kai kur priesmelio įsimaišo virš molio, va čia yra jau dugnas 45 cm natūralus gruntas, čia natūralus gruntas nuo 55 cm, na ir visi gręžiniai yra pakankamai panašus. Aptikome tarp gręžinių ir buvusios kažkokio pastato likučių. Tai yra, matote, visiškai su plytų fragmentais ir labai gražiai išsidėstys žemėlapyje, kai aš paskui juos išdėstysiu, kur stovėjo pastatas. Tai, bet, žinoma, dėl partizanų palaikų tai nieko kažko konkretaus pasakyti negalės. Ir 220 gręžinys yra toksai, kokiu aš ir tikėčiausi. Tai labai džiaugiausi bent jį suradęs, kad matyčiau, kaip atrodo perkastos žemės gręžinys. Tai yra įžemio dalelės, molio dalelės, nes matai, viskas yra pakankamai vienoda. Juodžemis, pilkšva žemė, rusva žemė, paskui gali būti priesmelio, gali būti iš karto molis, priemolis ir viskas taip atsikartoja. O štai šitas 220 yra molio dalelės nuo pat viršaus dingsta, atsiranda, tai kaip vaizdu yra perkasas gruntas, tai ko mes ir ieškotume. Tik visa bėda, čia bus 96-98 metų perkasimas, o ne 46. Tai vat iš tų 96-98 metų kasinėjimų mes pavyko surasti jų iškastą tranšėją, bet dėja ne palaikus. Mano prognozės, kad tiek, kiek mums šiemet dar yra mokslinės archeologijos komisijos patvirtinta, kiek mes dirbsime, greičiausiai tų palaikų čia nebus, bet ir teritorija tampa labai didelė, nes ta pamiškė gali būti ir 1,5 kilometro ilgio, pločio ilgio. O kas yra pamiškė, ar tai 20 metrų iki miško, ar tai įeina 10 metrų jau miške, taip ir lieka neaišku. Tai vat atrodo, matote, pakankamai konkreti vieta, turinti teisinę apsaugą, sukurtas memorialas, o iš tiesų palaikų nėra. Tai vadinasi, kiek yra tie duomenys, kaip sakoma, ant garbės žodžio parašyti. Ir paskutinis atvejis jau ne su partizanų palaikais, toks irgi įdomus, irgi tokios vietos pirmą kartą Lietuvoje tyrinėtas. Tai šio vietoje entuziastai didžiausi buvo Laisvės kovų muziejus Obeliuose, Valius Kazlauskas, kuris kreipėsi irgi į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą su prašymu atlikti spėjimo bunkerio tyrimus. Bunkeris siejamas su Juozapu Streikumi. Laisvės kovų Obeliuose muziejus yra paremtas Streikų šeimos istorija. Ir šiemet minime 100-asias jo gimimo metines, norėjosi ir tos žiniasklaidos, ir vietos bendruomenės dėmesį atkreipti, tai buvo nuspręsta atlikti tos tyrimus. Ir daugiausiai buvo pasiremta vietos gyventojos iš Pagrubio kaimo, tai yra Aldonos Šeškauskaitės Krandauskienės, jai dabar yra 82 metai, jos prisiminimais. Ir aiškėja, kad jai, kai buvo apie 13-14 metų, tai yra jau visiškai partizanų, netgi oficialiai partizanų karui, kai mes laikome pasibaigus 54-55 metais, kai jie buvo tiek metų, tuo metu įvyko kažkoks susišaudimas nemažas su partizanais Pagrubio miško pamiškėje. Ir vietinis eigulys, partizanų ryšininkas, kuris tiekdavo maistą streikams, jis pasipasakojo, kad žino 2 bunkerių vietas, bet pasipasakojo nesaugumui, o pasipasakojo kaimynams. Ir vieni iš tų kaimynų buvo Šeškauskai, tai yra jos iš tos močiutės tėveliai. Ir po mėnesio, po to susišaudimo, kuomet uogavo mama, Aldonos mama su dukra miške, Pelkės saloje, jos surado vieną duobę ir ta duobė buvusi po, kaip mums pateikėja, tai yra, mama pakėlė eglutę ir atsivėrė ola
urvas. Tai mes aplankėme šią vietą pavasarį, pasižiūrėti, įvertinti šios vietos. Na, man iš tiesų sukėlė labai daug įtarimų, nes partizanų bunkeriai labai būdingi. Tai yra stačiakampiai, gali būti šitiek apvalinti, užslinkę, įgriuvę. Na, tos duobės jos yra išraiškingos, įėjimais gali būti, gali nebūti. Bet šioje vietoje yra pakankamai maža duobutė, vos geriausio atveju 2,5 metro skersmens, bet taip, tai yra orientyras eglutė, kurią buvo galima pakelti, tai dabar išaugusi didžiausia eglė ir čia yra dauba. Tai man kilo tarimo, ar čia tikrai yra bunkeris, bet tuomet saviramenu, na, gal eglės šakos, gal jos sulaikė nuo įgriuvimo, na, pasibandome, pasižiūrime, ką tai gali reikšti. Vis tiek tai yra nauja patirtis ir metodinė patirtis, kaip reikia su tokiamis vietomis dirbti. Iš kitos pusės jinai kalbėjo apie pelkės salą, tai yra žemapelkės, aukštapelkės, atsiprašau, sala. Ir tai yra pati didžiausia sala ir va, matote nuotrauką apačioje, viršuje iš kito kampo ta duobelė. Ir toje salelėje nedidukė tikrai tokių daubų nėra. Na, gerai, tuomet tyrime, bandome. Ir čia planelis kaip atrodo, tai yra Pagrobio miško vidurinė dalis visiškai, pateikėjos Skrandauskienės Šeškauskaitės sodyba gimtoji yra čia. O čia žalias taškas pietvakariuose yra partizanų streikų bunkerio vieta. Ir Jono Lapelio ryšininko sodyba yra kažkur buvusi čia. Tai iš vienos pusės lyg ir pakeliui einant galėjo būti, na, kaip ryšių punktas, lyg kažkas tokio. Na, žodžiu, tai yra viena iš versijų. Streikų bunkeris yra maždaug už 400 metrų, jis atrodo taip, tai įspūdingas, visiškai nebūdingas partizaninio karo pabaigai, nes, sakyčiau, labiau pradžiai yra 2 patalpų su perskyra. Mes jį užfiksavome, apsirašėme irgi prieš keliarius metus, jis buvo parodytas Obelių muziejaus, Laisvės kovų muziejaus darbuotojams. Mes šioje vietoje labai svarbus dėl tos erdvės pažinimo. Na, susumavus šios duomenys, galima manyti, kad ši vieta, spėjamas bunkeris, ką mes tuo metu laikėme, gali būti Juozapo Streikaus, jo brolio Izidoriaus, sesers Valerijos, na, čia visi nuotraukai kartu su mama Marcelė ir taip pat Juozapo Žaržojaus 4 partizanų atsarginio bunkerio vieta. Na, su tą mintimi atėjome, žiūrėjome, na, čia taip atrodo ta vieta. Ištyrėme 16 km2 plotą, tai yra visa duobė ir dar žvalgėme, ar nėra kokių su metalo iškiklių tikriname, ar nėra kokių kautynių ar kažkokių tokių buities reikmenų aplinkui, tai yra, na, to spėjimo bunkerio erdvės. Čia taip atrodo tyrimai, na, taip ir Klaipėdos universiteto studentė atliko praktiką ir savanoriai, vietiniai, labai obeliškiai, Rokiškio rajono aktyvistai labai stipriai įsijungė šios tyrimus. Ir taip pat iš Jungtinės karalystės, kaip minėjau, čia šiuose tyrimuose dalyvavo. Na štai, iš pat pradžių pats pirmasis radinys paviršyje vinis, antra vinis, trečia vinis, atrodo, na, pelkės saloje vinis nesimėto. Tai šiuo atveju labai yra svarbu, nes vinis jos jau rodo 20 amžiaus, jos yra kaltinės, tai yra nesovietinės, tai yra tarpukario laiko, tai jau rodo tarpukario laiko kažkokią veiklą. Tai yra be galo įdomu, mes jau džiaugiamės, trinam rankomis, bet dėja paskui matome, kad, na, tas gelsvas yra jau natūralus gruntas, pilkas dar nėra natūralus ir išryškėjo duobės kontūrai. Mes matome, kad tai tikrai nėra bunkeris. Na, čia mūsų jau miškininkų pagalba buvo nupjauta eglė, nes dėl saugumo, nes visa ta landa, kaip ir buvo Šeškauskaitės papasakota, lindo giliai po eglė. Tai šiuo atveju pasakojimas yra visiškai 100% teisingas. Ir ta duobė nugilėja iki 1,20 m gylio, čia iš skirtingų pusių matote. Ir kas svarbiausiai, duobės apačioje, na, ta duobė nėra visiškai, na, tikrai yra kaip urvas, kaip landa. Duobės apačioje suradome plokštelių, dar nepadariau nuotraukų, nesiprašau, neįdėjau, bet yra plokštelės, vinis, kai kurios plokštelės su medienos likučiais, lyg kažkokios dėžutės. Tai tikrai gali būti, kad lyg kokia pašto dėžutė, vadinama, tai yra ryšių kažkokio perdavimo vieta. Kaip minėjau, tarp Lapelio, gimtosios sodybos ir streikų bunkerio, tai yra visiškai pakeliui. Iš kitos pusės tai yra aukštapelkės, tuo metu dar buvo nemelioruota, jinai tai buvo šlapia, dabar jinai pakankamai sausa buvo, kai buvo sausas birželis. Bet aukštapelkė, kaip orientyras geras, puikiai žinomas vietiniams gyventojams, partizanams, tuo labiau, kad ir patys partizanai streikai buvo labai gerai išvystę
konspiracija ir tas pašto dėžučių vadinamų kabutėse žinoma tą sistemą. Tad tai, ką mes suradome, žinoma, tai negaliu garantuoti 100%, bet tikėtina, kad gali būti kažkokios tokios ryšių punkto pašto dėžutės vadinamos likučiai. Tad apibendrimas, taip ir noriu pasakyti, kad aš pristačiau 4 atvejus, tai yra mano paties, komandos atliktus kasinėjimus, dalis iš jų dar nebaigti, kaip Austakinėje prie Joniškėlio Pasvalio rajone, bet tuo pačiu noriu pristatyti tas problemas, kad nors kartais atrodo duomenys labai akivaizdus, siekiant surasti partizanų palaikus, juos garbingai palaidoti, suteikti džiaugsmą ir jų giminaičiams, tam pirmenybė teikiama yra, bet kai matome, net ir tais konkrečiais atvejais, kuomet atrodo viskas labai aišku ir konkretu, visgi daug kas yra labai miglota. Ir, kaip mėgstu sakyti, jeigu nesurasti partizanų palaikai buvo per pirmosius 5-10 metų, kur buvo aktyviausi, vien skaičiuojama nuo 88 iki 97 metų Lietuvos politinių kalinių tremtinių sąjungos atstovai iškasė ir palaidojo 2000 partizanų palaikų. Tai jeigu tuo metu nebuvo surasta per pirmą dešimtmetį, vadinasi, ne veltui nebuvo surasta. Lieka tokie sudėtingi ir daug klaustukų keliantys klausimai. Tad dėkoju Jums už dėmesį. Klausimą.